kiek yra jautru, sakykime, viešajam sektoriui naudoti dirbtinį intelektą ir ypač jeigu yra dirbama su dokumentais, kurie yra ne visiškai vieši, kiek tikimybė, kad tie dokumentai bus panaudoti ir ta informacija bus panaudota apmokant kitus modelius. Tai vienareikšmiškai čia tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius. Ir, aš manau, tai yra viena iš tų tikrai didelių problemų, kad yra konfidenciali informacija keliama į tuos bendruosius kalbos modelius ir visiškai apie tai negalvojant, neanonimizuojant. Tai čia, raudona linija yra labai labai ryški ir iš tikrųjų, tiesiog šito negalima daryti, ar ne? Nes net jeigu mes ir jau dabar turim galimybę nusistatyti, kad teoriškai nenaudotų tų mūsų pokalbių apsimokymui, bet ar taip iš tikrųjų yra, tai turbūt didelis klausimas.